Dabar. Daryt, jis tavęs mylėk, tu jos visus myli. Daryt. O dabar... Čia bomžas, visų paprastai. O, tai yra įdomumas. Man užkrenta labai, žinai, matyti. Ką daryti? Ką daryti? Padarysim to greitai iš karto vaiką, iš karto tiesiai šviesiai. Ir turėsime gyvenimą iš karto. Ne, aš labai noriu vaikų. Bet pas mane nėra gyvenimo. Ar tu vaisingas esi? Kaip? Vaisingas esi? Jo. Jo. Aš čia nebuvau vedęs iš viso. Tai žinau. 30 metų jau dabar yra. O kodėl tu nesi vedęs? Dėl to, kad galų gale nesusirado merginos. O kodėl nesusiradai merginos? Po klausimų užduoda. Kodėl nesusirado merginos, aš jums pasakysiu. Nes merginos neatsirado. Taip. Ir aš šiandien norėčiau mylėti, gerbti, tikėti, kad jinai tiki Dievą. Ir visa istorija yra. Bet jeigu jinai netiki Dievą, jinai yra šiukšlė. Girdi, paeik biškį ten prie to. O ką čia lošimų automatai yra? Gėdė, palauk, injekcijos ar biškį. Čia atsistok. Palauk, lėsk atsigert. Tu nepatropokai keliuos, nes man iškart neduos pinigų. Duos. Kokias tai yra? Gerai. Mafijozai. Aš jums pasakysiu vieną dalyką. Klaipėdos mafija. Merginą, aš jums nepaleisiu iš akių. Nes jis mano mylima moteris. Ir aš jos nepaleisiu. A čia tipo pulga duodi, kad tau pinigų duotų? Kaip? Nieko. Ne, tai dar jūs reikia reklamą, Aš tau jums panelę. tai sakau. Ir rimtai sakau. Ir rimtai tai bus. Nes aš merginą. Vos užvakar. Vos nesusiradau merginą. Mergina pasakė. Ateik į čia. Bet aš nežinau, kad aš toks žmogus. Jinai išvažiavo su taksimi. Bet aš galų gale, aš praleidau didelį šansą. Žiauriai didelį šansą. Kad merginas susirasiu. Bet aš susirasiu. Aš ją myliu, aš ją gerbiu, aš ją dievinu ir taip toliau. Pas mane mergina nebus taip, kai jinai bus mušama, ataušama, ar dar kažkas pas ją. Taip, kaip išeisi. Va tai, tai yra istorija, kas sako. Davai dar varyk. Palauk. Taigi, magulai.